bičiuliai, šiandien bus visai kita žvejyba. Atvykau Širvintų rajone prie vieno mažo ežeriuko. Šiandien pabandysim pagauti linų. Dabar yra 7 valandos, dar nieko nejaukinau, susimaišiau pašarą, bandysiu pašerti ir suvilioti lyną. Žiūrėsim, šitą vietą žvejosiu pirmą kartą. Esu šitame ežeriuke gaudęs, bet iš valties, o savo valtelės šį kartą negaliu čia nusileisti. Šiek tiek privažiavimas prastas, tai radau vietelę nuo kranto ir bandysim pagauti. Turime šitokią vietą. Kažkieno gaudyta, šiek tiek praėjimas įrengtas. Tai bandysim suvilioti. Čia linų yra, bet su dydžiais bus matyt. Aišku, pirma tikslas pagauti nors vieną lyną. Tikėkimės pavyks. Pagaudysim tikriausiai vakare. Paskui galbūt dar anksti ryte atsikelsiu pagaudyti. Naktį čia nelabai kimba, tai pabandysim. Ką bandom jaukinti savo vietą ir metam meškeres. Pašarą dar padrėkinau, tai pašaras toks. Žalias, marcipaninis. Turiu dar kito. Pradžiai bandysim šitą susukti rutuliukus, pasišert keletą vietų ir stebėsim, kaip reaguoja, ar ateis parausti lina ir neateis. Manau, kažką sulauksim. Tai padariau po 3 rutuliukus, į 2 skirtingas vietas sumesiu, pasijaukinsim. Sumetėm jauką, dabar galėsim susimesti ir meškeres.
Graibšto neturim. Palikau graibštą. Koks pirmas linukas. Nedidelis. Ant slieko. Gražuolis. Pirmas. Super. Nu ką, atsidarėm. Važiuojam, galbūt pagausim daugiau. Linai paviršium vaikšto. Kai turėtų dugną raust man čia ir kibt. Panašu, kad reiks vakarienę užsibūt. Ir iš ankstyvo ryto bandyti jas pagaut. Dabar yra po 10 šiek tiek. Dar kažkiek pabūsiu. O, liktais kibimą turiu. Laukiam. Turim kažką. O ką mes čia turim? Ne tą, ko laukiam. Karšiukas atėjo. Apvertė biškį ne taip kimba kaip lynas. Toks nedidukas. Šiaip pasigaudavo čia ir gražių karšių. Bet aišku, iš valties yra viena karpa kliūvė. Na ką, sveiki bičiuliai. Atėjo rytas. Ką tik susimaišiau pašarą dar. Užsimečiau. Lauksim kibimų. Žiūriu, burbuliukų atsiranda vienas kitas. Beveik 5 valandas ryto. Ką, pašaras turi išbrinksi, bandysim dar pašert. Ir laukiam kibimo. Bemaišant pašarą kibimą matau. Bandom. Turim. Linukas. Ne, karosas. Auksinis.
Va taip va. Labai gražus. Va toks. Auksinis karosiukas. Pasitaiko čia karosų. Nesitikėjau, kad nuo kranto papuls, bet pasisekė. Tikėjausi, kad jau lynas. Ir priešininkas geras. Ir spalva panaši. Ir burbuliukų buvo. Pašarą padrėkinau antrą kartą ir nespėjau dar nieko padaryti ir kibimas. Bandom toliau, jau judesio atsirado. Gal pašeriam biškį. Šiek tiek pašėrėm, dabar laukiam kibimo vėl. Gal dar koks gražuolis nustebins. Turim. O. Ne iki žolės. O, dar vienas karosas. Oi, gražus. Oi, gražuolis. Atvažiavom linų, prigaudysim karosų. Kokie gražus. Gražiai lupytė. Atsargiai. Ant slieko. Pažiūrėkit, kokie gražuoliai. Super. Opa. Tinka ir karosų žuklė. Taip pat smagiai traukiasi kaip ir lynai. Super. Pakelia nuotaiką. Kartą metuose galime ir tokią žuklę turėti. Visai smagu. Vaikystį žvejybą pradėjom nuo karosų. Tas ir užkabinom. O dabar vėl karosus traukiam. Vat ir ne. Skubėjau. Pradėkime nuo karšiuko. Pabėgo. Tai lyniukas. Keliaujame į laisvę. Tai karosiukas. Geri gražuoliai. Super. Į laisvę. Vienas. Ir antras. Į laisvę.
Ką žvejybą baigiam, nebuvo labai rezultatyvi, bet smagiai praleidau laiką. Senai begaudžiau plūdinę, tai teko vėl užmest, prisiminti, pasidžiaugti. Smagu, visai kaip vaikystėj. Šį kartą, aišku, karosų gausi daugiau nei linų, tai gal karosų žvejyba labiau. Kibimų buvo dar, aišku, ne viskas realizuota, daug smulkmės dar papuolė, bet super, vertinu, super. Oras geras, šiek tiek palyja, šiek tiek vėjas pūtė, bet visumoje visai puikiai. Svarbu pagavus tokias gražias žuvis paleisti atgal, tegul gyvena, auga, džiugina kitus. Aišku, čia šitame ežere linų pilna, bet tegul auga. Lėtai auga jie, tai aišku, žvejau šį kartą nuo kranto pirmą kartą čionais, tai iš valties, manau, rezultatas būtų ženkliai geresnis, bet yra kaip yra. Tai smagiai praleidau laiką, tai lieka tik pasidžiaugti. Tai va, dabar laukiam birželio 21, atsidarys daugiau ežerų. Mes galime daugiau kur paplaukiot, išbandyt, pagaudyt. Tada ir žiūrėsim, ieškosim daugiau gal plėšrūnų. Neišjunkit, dabar pabandysim atrinkti laimėtojus praeitos laidos, kas rašė komentarus ir pasiekė. Tai žiūrėkit toliau. Bandom atrinkti laimėtojus. Tai laimėtojai bus 2, pasirinkam komentarą, kuriame parašytas Starkis ir spaudžiam. Ir turime laimėtojus. Tai pirmas laimėtojus Vilius Vasiliauskas, o antras Regimantas Narbutas. Tai susisiekit elektroniniu paštu ar į Instagramą, susiderinsim, kaip aš jums atsiųsiu, perduosiu. Tai ką, jeigu patiko video, paspauskit like, parašykit komentarą, prenumeruokit ir susimatom kitam video. Visą.